D1 sporto organizacija tik už saugų eismą gatvėse. Raginame atlikti drifto važiavimus tik uždarose trasose ar aikštelėse gavus leidimą. D1 sport komanda prašo nepraktikuoti pavojingo važiavimo miesto gatvėse. Labas rytas, Baltijos televizijos žiūrovai. Šį rytą su jumis sveikinasi Arūnas Lisenka ir laida Drifting su D1 Sport iš Xtra Racing garažo. Šiandien laidoje matysite Vilniuje įvykusi Battery Drift Pro klasės varžybų etapą. Apsilankysime svečiuose pas D1 Sport komandos narį Benediktą Čirbą ir jį pakalbinsime. Žinoma, pamatysime rubriką Drift Akademija su Kastyčiu Alekna. Norėtumėm žiūrovams pristatyti neseniai įvykusį pirmąjį Battery Driftingo čempionato etapą, kuriame nugalėjo Andrius Čibirka. Plačiau apie tai reportaže. Pirmame 2014 metų Battery Driftingo čempionato, kurį organizavo D1 Sport komanda etape Vilniuje, Kaukaro žiede, aukščiausių teisėjų vertinimų sulaukė svečias iš Kauno, Andrius Čibirka. BMW M3 vairuojantis drifteris nusileido 4 varžovams kvalifikacijoje, tačiau poriniuose Suico važiavimuose jam lygių neatsirado. Antrą vietą užėmė Lexus EC vairuojantis Timas Ivniška. Finale tik dėl savo klaidos lipęs ant antro nugalėtojų podiumo laiptelio jis, vydamasis Andrių Čibirką, apsisuko ir leido teisėjams, nekvaršinant galvų, nuspręsti, kuris gi laimėjo. Trasos konfigūracija ir oras kišo koją ne vienam dalyviui. Vos 2 eismo juostų gatvėse dalyviai turėjo užsistatyti, praslysti nuo vieno bordiūro iki kito ir po kelių apsisukimų dar kelias dešimtis metrų tęsti šoneskrydžio pasirodymą. Pokštus krėtė ir oras. Jeigu kvalifikacijos metu buvo saulėta ir giedra, tai prieš pat porinius važiavimus prapliupo lietus ir top 16 prasidėjo trasai esant šlapiai. Vėliau su kiekvienu važiavimu trajektorija džiuvo ir tai dalyviams kėlė dar daugiau klausimų, kurią pavarą važiuoti, kokiu greičiu pradėti slysti ir taip toliau. D1 Sport komandos prezidentas turėjo techninių problemų, todėl važiavo kvalifikacijoje be treniruočių. Ko pasakoje įskaitinėme važiavime Alekna susidūrė su trasos šalikelio borteliu, tačiau ir su sulaužyta galinė pagava sugebėjo baigti trasą. Nors toks susidūrimas laikomas kaip išvažiavimas iš trasos, tačiau Kastytis Alekna sugebėjo perlipti kvalifikacijos barjerą ir lentelėje buvo 16. Mažajame finale kovojo 2 trečiosios serijos BMW vairuotojai. 3 vietą užėmė Darius Kepežinskas, 4 liko Artūras Ragluškevičius. Pastarasis buvo griežtai įspėtas už nesportinį elgesį trasoje. Kovoje, vydamasis Darių Kepežinską, jis tyčia jam užkišo savo automobilį ir kontakto išvengti nebuvo įmanoma. Kvalifikacijoje puikiai pasirodė Gediminas Levickas. Šoninio slydimo varžybose anksčiau nesužibėjęs sportininkas pirmoje drifto dalyje pasirodė geriausiai ir iš Vilniaus mero Artūro Zuoko atsiėmė specialią taurę. Jis merą savo Nissan 200 SX automobiliu dar ir pavežiojo trasoje.
Driftgate rungtyje ir priekiu varomas automobilis. Pertraukoje po kvalifikacijos žiūrovai stebėjo pirmą kartą surengtą Driftgate rungtį. Jos metu dalyviai turėjo praslysti tarp dviejų trasoje 7 metrų atstumu vienas nuo kito pastatytų automobilių. Kiekviename iš 3 etapų tarpas tarp vartų buvo mažinamas po metrą. Pirmasis pro vartus praslydo Vincas Zaleckis, kuris priėmęs į drifterių iššūkį siekė įrodyti, kad šiam sportui nebūtinas galų varomas automobilis. Nors užtrauktų rankinių stabdžių slystantis Mitsubishi neatrodė taip efektingai, kaip šoneslydžiui ruošti automobiliai. Visgi Vincui pavyko susidoroti su užduotimi. Netrukus prie starto išsirikiavo daugiau nei pusė drifto čempionato dalyvių. Pastarieji, net ir žinodami, kad dalyvaudami šioje rungtyje, rizikuoja apgadinti savo automobilius ir galbūt eliminuoti save iš varžybų. Net neprasidėjus poriniams važiavimams, neatsisakė pademonstruoti savo meistriškumo. Finale, kuriame tarpas buvo sumažintas iki 5 metrų, susirungė vos 2 pilotai. Andriui Čibirkai teko varžytis prieš vienintelį svečią iš užsienio, Latvį Regnar Mozga. Kauniečiui Andriui šioje rungtyje nebuvo lygių, tad rygiečiui namo teko išvykti tuščiomis. Praeitų metų drifto sezone turbūt visi atsimenate nestandartinio tipo BMW bolidą, kuris patraukė žiūrovų akį tuom, kad jis atrodė visai kaip taksi. Tačiau šiam pilotui praeitais metais ant podiumo užlipti neteko. Vis dėlto šį sezoną, pakeitęs ir modifikavęs savo automobilį, iškovojo 3. vietą. Šią savaitę mes apsilankėme Ukmergėje pas D1 Sport komandos pilotą Benediktą Čirbą ir jį pakalbinome. My side, split lips cracked and parted, pearly teeth cleaved in half. Labadiena, šiandien atvažiavome į Ukmergę, būtent pas Benediktą Čirbą ir nieko nelaukdamas iš karto norėčiau paklausti. Benediktai, nuo ko viskas prasidėjo? Kada pirma mintis tau buvo pradėti driftinti? Driftas prasidėjo nuo draugų įtakos iš tikrųjų. Draugai turėjo daug chuligankės vadinamas nusipirkę ir tiesiog pats kažkaip labai norėjau, įsigijau, susirinkau iš nieko ir pradėjau važiuoti. Po biškį su draugais, treniruotės atsirado. Tada žiūriu, kad visai ir nieko sekasi, pabandžiau vieną kitą etapą nuvažiuoti. Su labai silpna mašina, labai iš tikrųjų gerai, manau, pasirodžiau. Tai va, taip kažkaip ir po biškį prasidėjo. Kiek aš žinau, tai pradėjai sportuoti būtent į autosportą atėjai ne į driftą. Pradėjai nuo kitos sporto šakos, tai plačiau papasakok. Kadangi tėtis mano yra buvęs ralistas, tai vis tiek kraujyje tie genai likę, viskas, tai automatiškai ir prasidėjo. Nupirkom Renault Clio sportą, pradėjom slalomus važiuoti, nes tėčio manimu tai yra reikalinga pradėti sportuojant. Tai pradėjom slalomus važiuoti, iš tikrųjų visai nieko sekėsi, sudalyvavom, jaunimo klasėje čempionas esu tapęs, tada tarp FVD irgi 2 vietą pasiėmęs metų įskaitoj. Šiaip pradėjom nuo slalomų. Tiek. Būtent kiek laiko važinėjai slalomuose, kada sugalvojai savo jėgas išbandyti būtent drifto varžybose? Slalomą pradėjau dalyvauti nuo 2009 metų. Ir 3 sezonus atvažiavau ir kažkaip man pabodo jau slalomas ir norėjusi kažko naujo išbandyti. Pradžiai buvo mintis gal į rally crossą, bet tame sporte labai daug pinigų reikia. Driftas, kaip ir bet kuris autosportas, yra pavojinga sporto rūšis. Tad norėčiau iš karto tavęs paklausti, būtent tavo artimieji, tėvai, draugai, ar tave palaiko, ar tiesiog patarė saugotis ir ten nevažiuoti? Kaip reaguoja į tavo būtent visus sportus tavo artimieji?
Šeima iš tikrųjų labai gerai reaguoja. Tėtis, mama, kadangi tėtis važiavęs, visur dalyvavęs, žino viską, tvarką visą, kas po kam. Tai labai palaiko, labai padeda daug. Ir iš tikrųjų, jeigu ne tėvai, aš šito sportinio automobilio neturėčiau. Na, jau kad pradėjom šnekėti apie tavo sportinius automobilius, tai ne su šito automobiliu, kiek žinau, pradėjai sportuoti. Tavo pirmasis drift automobilis, kodėl jis buvo toksai ir kodėl jį dabar pakeitei? Pirmasis drift automobilis buvo taksi. Tai iš tikrųjų, kaip tiesiog nusprendėm su tėvais, kad bus įdomu ir kažkas naujo Lietuvoje, nes kaip prikolas bus. Tai vat, ir taip kažkaip liko tas taksi, iš tikrųjų ir šitas automobilis turėjo atrodyti kaip taksi, bet atsirado rėmėjas, Kemi, kurio tikrai aš nesitikėjau. Tai vat dabar ir tai nebe taksi. Tai Benai, nepaslaptis, kad pradėjęs driftinti, nepriklausai jokiai komandai, buvai nepriklausomas sportininkas ir visai neperseniausiai atsidūrei D1 Sport ir pradėjai už tą komandą kovoti. Kaip tai atsitiko, kodėl taip atsitiko? Iš tikrųjų, pradėjau važinėti į Trakus, į treniruotės su tuo savo senu sportiniu automobiliu, gal galima jį taip pavadinti. Ir Kastytis Alekna, kaip ir davė man, galima sakyti, tokį išbandymą, pasodino drift taksi klientus. Ir kaip aš tą išbandymą kaip ir išlaikiau, tai jisai po biškį judėjom link to ir man pasiūlė tiesiog įstoti į D1 Sport komandą. Dabar gali tu pats palyginti, ar sportininkui yra lengviau būti nepriklausomam, ar važiuoti už kažkokią komandą, ar lengviau tiesiog gal techniniai reikalai vyksta? Koks yra skirtumas važiuoti už komandą ar važiuoti individualiai? Individualiai važiuoti iš tikrųjų yra sunkiau, nes viskas automatiškai brangiau, nieks tavęs nežino, o kai tu esi kažkokioj komandai, tiesiog viskas gaunasi paprasčiau. Ir lengviau sponsorius turbūt prisišaukti? Taip, jeigu ne Kastytis Alekna, tai turbūt sponsoriaus neturėčiau. Pakalbėkime būtent dar apie driftą. Pats iš savo sportininko pusės, kokius tu matai dalykus, kurie tau labiausiai patinka ir gal kokius nors minusus galėtum paminėti būtent drifte? Įdomiausiai tai turbūt šou elementai, kad tu turi kažkom įsiskirti tam drifte, kad tave kažkas matytų, žinotų, atpažintų. Nes jeigu tu toks pats būsi kaip eilinis, tai kaip ir tu eilinis būsi pilotas. O minusai, nežinau, kažkaip jų ir nėra. Tai Benai, tada tiksliai norėčiau tavęs paklausti ir tiksliai, kad atsakytum. Prieš kiek metų pradėjai užsiimti drifto sportu? Tai yra pernai iš tikrųjų, praeitais metais. Tai šitoj sporto šakoje esi dar visiškai, galima sakyti, žalias, ar ne? Šviežias. Ir gal tu turi savo favoritą, bent jau Lietuvoje, būtent kokį nors drifterį. Ir kodėl? Iš tikrųjų, kaip favoritą ir neturiu, tiesiog man buvo papuolę porą kartų su Andriu Vasiliausku pravažiuoti poriniam važiavime, tai mane kažkaip tas labai užkabino ir aš noriu pasiekti tokį lygį, kad jį nors vienose varžybose nugalėti. Vėlgi, kadangi šiame sporte tu esi naujokas, bet jau tu turi kažkokią tai taurę, turėjau pasiekimų. Būtent ne tik apie taurę, bet galbūt ir apie kitus tavo pasiekimus galėtumėm dabar pašnekėti. Gal buvai užsienį išvažiavęs? Kaip tau sekėsi? Ir kokie tavo išvis yra užmojai būtent drifte? Šiemet užmojai būtų tokie, kad sudalyvautų visur, kur galiu, kur galimybės leidžia, kiekvienose varžybose, nes kuo daugiau treniruočių, tuo tu tobulėjai. Ir treniruotės paprastos kažkaip jos nelabai tiek įtakoja, kiek varžybos. O pasiekimai tai kažkaip netyčia gavosi, kad Alytuje užėmiau 3. vietą street klasėje. Papasakok plačiau, po šių varžybų, kada nukovė taurę, kas buvo toliau? Kuria prasme, kas buvo toliau? Kaip atšventei? Garaže remontuodamas ir ruošdamas mašiną pro klasės varžybom kitą dieną Alytuje. Mes matome drifto arenoje įvairios klasės automobilius. Važiuoja tiek ir Volvo matėme, važiuoja ir Mercedesai, važiuoja Nissanai, ar ne? Bet dominuoja Nissanai ir BMW. Tu pasirinkai BMW. Kodėl tavo toks sprendimas? Todėl, kad iš tikrųjų liaudiškai vadinama chuligankė, jinai labai gražiai iš tikrųjų iš priekio atrodo, naglai taip. Dėl to toks ir buvo gal pasirinkimas, iš tikrųjų gal ir mano nuomonė, kad BMW yra kažkiek pigiau ir su atmosferiniu varikliu yra paprasčiau biškiau važiuoti. Tai dabar būtent pas tave koksai variklis stovi po kapotu?
atmosferinis 4 litrai V8. Ar tavo užmojai yra dar didesni, dėtis kokį nors galingesnį variklį, ar kol kas stengsiesi, važiuoti su tuo, ko turi? Ateinančiam sezonui tobulinsim šitą variklį. Taigi, Benai, kiek žinau, jokie projektai negimsta ant gatvės tiesiog, ar ne, daugiabučio kieme. Tai būtent, kur tu savo automobilį modifikuoji, kur tu jį tobulini, tiesiog plačiau apie tai papasakok. Štai va čia, matot, yra didelis angaras, kuriame remontuoja tėti savo autovežius, nes turi autovežių įmonę didelę. Tai tame garaže, šiaip ne taip įsisprausdamas vienam kitam kamputį savo rankom su draugų didelę pagalbą, konstravom, rinkom, domėjomės, nes kažkaip patys dar nieko to nežinojom. Ir kažkas matyt gavosi. Benai, Street klasė atsirado Lietuvoje tik tai šiais metais ir mes matome, kad į ją sugūžta pastoviai apie 40 sportininkų. Ir ką galėtum jiems palinkėti, kad kuo greičiau jie taip pat užliptų ant podiumo ir nukautų bent 3 vietos taurę? Dalyvauti visur, kuo daugiau, stengtis, tobulėti, galų gale net toj pačioj pro klasėje, bandyti važiuoti. Nes kaip ir Lietuvoje galima be lankų važiuoti toj pro klasėje. Tai kuo daugiau važiuoti, tuo didesni pasiekimai bus. Tai jeigu procentaliai, kiek lemia varžybose pats sportininkas ir kiek lemia technika, kaip manai? Manau, sportininkas lemia kokių 60%, kas liko technika. Tai Benai, ar mes susitiksime Liepos 19-20 Klaipėdoje? Žinoma, susitiksime ir pamatysite taksiuką senąjį. Brolis su juo važiuos vėl. Ačiū tau labai už pokalbį, linkiu sėkmės ir dar pasimatysim. Dėkui jums. Visi Baltijos televizijos žiūrovai, kurie seka mūsų laidas, tikriausiai norėtų išsiaiškinti, kaip taisyklingai patraukti rankinį stabdį ar kada reikia paspausti gazo pedalą. Todėl visus kviečiu į rubriką Drifto akademija, kurioje Kastytis Alekna parodys, kaip reikia valdyti drifto automobilį ir papasakos visas drifto subtilybės. Sveiki visi, tai yra 3 laida apie Driftingo akademiją. Norėčiau pradėti nuo to, kad praeitą kartą mes išmokėm važiuoti ratu, tai šį kartą mes parodysim, kaip reikėtų tai daryti teisingai, tuo atžvilgiu, kad tiesiog sukti ratu nėra taip įdomu ir jūs neišmoksit driftinti. Tačiau jūs turit valdyti automobilį ir kad tai daryti, jūs turite pradėti suktis ratu, įsivaizduoti, kad per vidurį yra kūgis arba bet koks kitas daiktas, galite pastatyti, kad būtų lengviau kažkokią tai buteliuką arba dar kažkas tai ir važiuoti aplink jį. Tačiau reikia pradėti važiuoti arčiau jo ir kuo toliau, to pabandyti važiuoti kuo toliau nuo to kūgio arba buteliuko ir vėl grįžti. Tai tą ir parodys mūsų vienas iš pilotų, Benediktas, kaip tai teisingai reikėtų daryti. Taigi mes išmokam važiuoti ratu, tai sekanti labai svarbi technika yra rankinis. Išmokti teisingai naudoti rankinį. Visų pirma, kai važiuojat savo drifto bolidu arba bet kokią standartinę mašiną, reikia suprasti tokį dalyką, kad rankinį reikia pradėti traukti tik tai, kai jūs pasukot vairą. Ne užtraukti rankinį ir po to sukti vairą, o būtent arba tai daryti vienu metu, arba pradžiai vairą, tada rankinės. Skirtumas tarp posūkio rankinio ir vairo turėtų būti mažiau negu sekundę, ten pusę sekundės, gal net mažiau. Tačiau jeigu jūs patrauksit rankinį, o po to pradėsit sukti vairą, jūsų mašina labai lėtai pradės lįst šono ir jūs prarasit daug greičio, ypač ant sausos dangos. Taigi reikia išmokti tokį judesį. Vienu metu rankinis ir vairas. Arba vairas, rankinis. Ir nepamiršti, kad užtraukti rankinį reikia paspausti ir sankabą.
Taigi, sekanti driftingo technika, reikėtų išmokti statyti mašiną iš bėgio. Kai jūs mažinat bėgį ir mašina pradeda slysti šonu. Kas vyksta, kai tu jungi mažesnį bėgį? Variklis sukasi, pavyzdžiui, 2000-3000 apsukų. Jūs važiuojat 60-70 km per valandą. Kai jūs jungiat mažesnį bėgį, pavyzdžiui, antrą, variklis turi susilyginti su dėžė. Jam reikia nuo, pavyzdžiui, 1000 ar 2000 apsukų pasikilti iki 6. Tokiu atveju gaunasi, kad susiblokuoja galinis reduktorius ir mašina savaime pradeda slysti. Ir pas jūs variklis paima tiek apsukų, kiek reikia ir paspaudžius gazą jūs galite toliau slysti. Taigi jūs važiuojate tam tikrų greičių, jungiat mažesnį bėgį, greitai atleidžiat sankabą ir spaudžiat gazą ir tokiu būdu jūs pradedat slysti. Aišku, tą techniką geriau naudoti ant didesnio greičio, pavyzdžiui, virš 100, važiuojant ten 120, jungti trečią bėgio vietoj ketvirtą ir jūs pradedat slysti. Laidos pabaigoje norėtume pristatyti rubriką Klausimai atsakymai, kurios metu galėsite dalyvauti ir jūs. Savo atsakymus galite siųsti D1 Sport Facebooko paskyroje Radijas Kilti. O klausimas skamba taip. Kiek Timas Simniška investavo į savo drift bolidą? Tiksliausiai atsakęs žiūrovas laimės 2 bilietus į drifto varžybas Klaipėdoje, kurios įvyks Liepos 19-20 dienomis. Nugalėtoją paskelbsime kitoje laidoje, lygiai po savaitės tuo pačiu metu. Visiems linkiu gero šeštadienio ryto. Iki.